Prisipažinsiu, kad kai išrinko į Europos parlamentą, aš bijojau, kad galima paskesti šitame dideliame pastate ir šitoj didelėje institucijoje ir nežinojau, ar įmanoma iš mažos šalies vienam žmogui kažką nuveikti. Tačiau klydau. Iš tikrųjų galima ir pavyko daug ką nuveikti, ypatingai kai mūsų patirties ir Lietuvos patirties ir mano konkrečiai patirties prireikė prasidėjus šitam baisiam Rusijos karui prieš Ukrainą ir prieš mus visus. Tuomet buvau išrinkta į mūsų politinės grupės vicepirmininkės ir galėjau tiesiogiai formuoti ne tik visos mūsų politinės grupės, bet ir dažnai viso parlamento poziciją. Žinoma, kartu su Andrium Kubilium, kur mūsų duetas iš tikrųjų buvo labai prasmingas su mūsų idėjomis, pavyzdžiui, tribunolas Putinui už karo nusikaltimus. Kaip savo tokį didelį darbą, pavykusį darbą, kuriuo didžiuojuosi, galiu paminėti tai, kad nuo šių metų sovietiniai nusikaltimai kasmet bus paminimi, skaitant ištremtųjų pavardės. Ar tai būtų estai, latviai, lietuviai, lenkai, moldavai, baltarusiai, ukrainiečiai ir daug kitų tautų, kurios patyrė sovietinius nusikaltimus, visi kartu paminim šituos dalykus, ypatingai šito karo kontekste tai yra svarbu. Na ir žinoma, kas svarbiausia tai, ką aš pajutau, kad aš galiu tęsti čia kovo 11 kūrybos darbą. Tai, ką darome Europos parlamente, yra ir Lietuvos svarbus darbai. Tęsti šitą kovo 11 darbą, tai reiškia, kad rytus nuo mūsų taptų saugesnė erdvė ir tai pajus kiekvienas žmogus. Juk jeigu mes būsim saugesni, jeigu Lietuvos kovo 11 kelias nebebus niekada nutrauktas, tai mes, mūsų karta, jausimės padarę savo darbus ir atlikę savo misiją. Aš jaučiu, kad dabar kaip niekada Europos parlamente esu pasiruošusi ir pajėgi tęsti šitos darbus ir jau žinau, kaip tą daryti.